Labas rytas, maratoniečiai, labas rytas, iššūkiečiai. Su jumis sveikinasi Tomas Kesminas ir pasiruošęs pasigaminti ir parodyti, kaip gaminuosi aš pusryčių kokteilį. Taigi, ką tik atsikėlę, ką mes turim padaryti, ar pamenat instrukcijas? Taigi, turim atsigerti stiklinę vandens su pora kaušelių alijošiaus koncentrato. Tai ką aš jau esu padaręs, tai mano mėgstamiausias yra originalaus skonio Herbalife aloe koncentratas, kiti ir mango skonio jį bando, taigi viską išbandykit. Herbalife produktai yra tikrai fantastiško skonio. Antras dalykas, ką mes geriam, tai geriam žolelių gėrimą. Žolelių gėrimas mus energizuoja, aktyvuoja ir kavai geriam žolelių gėrimą. Kas nėra jo bandęs, pabandykit, būtinai, tikrai pojūčiai neįtikėtini. Ir tokių žolelių gėrimo podelių galima gerti ir 3, ir 4. Tiesiog galbūt jeigu esate tie, kurie turit padidintą kraujospūdį, pastebėkite save, nors mano keletą klientų ir tų hipertonikų ir jie bando vartoja ir kava skatina tą spaudimo pakilimą, o žolelių gėrimas neskatina. Taigi čia labai individualu, bet pusryčiams tikrai pasibudint, pasižadint, naudokite visą tą Herbalife pusryčių trijulę. Na ir mano rekomendacija yra tokia, kad kai mes išgeriam stiklinę vandens, kada mes išgeriam paskui žolelių gėrimą, kuriame yra 85 mg kofeino, kas mus energizuoja, mes po kokių 20-30 minučių geriam pusrytinį maistinį kokteilį. Taigi šiandieną aš jį gaminsiu bananinį, įsipilu 200-250 ml vandens. Ir gaminu jį ne su pienu, su vandeniu. Ir ačiū Dievui, kad mes turim proteininį gėrimą, baltyminį gėrimą. Jisai yra sojų baltymo izoliatas. Taigi labai gerai tinkamas veganams, nes veganai vengia gyvūnės kilmės baltymų tų produktų. Tai kadangi čia yra sojos izoliatas, tai gali ir veganai jį naudoti. Mūsų toj mityboje dominuoja gyvulinis baltymas, tai labai gerai, kai mes turim tokius produktus, tokius švarius, tyrus, grynus ir, kaip čia pasakyti, augalinės kilmės, užkrito. Tai dar žiūrėkit, toksai patarimas, kad kai atsidarot konteineriuką, pirmą kartą palikit tokį liežuvėlį, nes labai faina yra tiksliai normuoti. Kai su matavimo šaukštu kabinu, aš pro tą liežuvėlį ir taip nusibraukia ir tip top, taip lygiai gaunasi, tai mums reikia dabar įdėti 3 šaukštus baltyminio gėrimo. Jis puikiai pakeičia pieną, jame nėra laktozės, saldiklis stevija, jis dabar yra trendas pasaulyje numeris 1, kuris nekelia cukraus, tinka ir diabetikams. Taigi toks bus lengvas saldumėlis, jis puikiai pakeičia pieną ir pienui nebeleiskit pinigų, o įsigykite šitą baltyminį gėrimą. Ir kas gerai, kad galima ne tik tai pusryčio kokteilį kaip bazę ruošti, bet galima jį ir užkandžių išgerti. Tai kokią 11 val. Priešpiečių metas ar kada užkandis yra tas pavakarinis apie 4 val. Dienos. Irgi stiklinė vandens, 3 šaukštai matavimo šito baltyminio gėrimo ir jūs turit puikų užkanduką. Ne tik puikų užkanduką, bet su 15 gramų baltymų. Na, 3 šaukštus PDM to baltyminio gėrimo įdėjau. Turiu jau 15 gramų baltymų ir maistinio kokteilio bananinio skonio dedu 3 šaukštus. Reiškia, bus dar 9 gramai baltymų. Jau mes turim 24, tai yra jau geras, rimtas. Tiek to, vyram galima dar šiek tiek daugiau. Dar įdėsim, tai bus 4, tai 12 iš kokteilio ir 15 iš proteininio gėrimo, tai 27, ne? Na ką, ir tradiciškai aš dar jau įpratęs esu ir linų sėmenų visą laikį įsidėti, tai yra puikus omega 3 šaltinis, riebiosios tos rūgštys, kurios slopina visus beprasidedančius uždegiminius procesus, gerina atmintį, gerina kaulų, nagų būklę,
audinių būklė. Taigi irgi rekomenduoju tai padaryti ir nebūčiau aš, jeigu neatsišaldyčiau dar šito kokteilio. Taigi įsidėsiu keletą kubelių ledo iš šaldiklio. Kažkada pamačiau, kaip anglai treneriai rekomenduoja su šaldytais ledukais, tai pabandžiau, man žiauriai patiko. Pabandykite ir jūs, šaltas kokteilis visai kitokio skonio. Nors mano žmona kaip ir nelabai šaltą mėgsta gerti, bet šaltas kokteilis turi vieną pliusą, nes organizmas šitą maistą išgertą maistinį kokteilį dar turės susišildyti, tai dar keletą papildomų kalorijų bus sudeginta, ne? Na va, užsukam, plakame su mikseriu yra skaniausiai besiplakantis kokteiliai, tai dabar truputėlį triukšmo. Kadangi važiuosiu į darbą, esu pasiruošęs pasigamintą kokteilį persipilti į šitą išmanę plaktuvę. Va, čia tiek ir tai reikia, va, 20-30 sekundžių ir patiekalas, va, maistas stiklinėje paruoštas. Žiūrėkit, va, persipilu į tokią smart purtyklę, kaip ten tie lietuvininkai dabar sako, kad monitorių reikia vadinti vaizduokliu. Tai čia smart shakeris yra protingas plaktuvas, ne, purteklis. Ir su mikseriu susiplakiau, susismulkinau, pasidariau taip, kaip turi būti, susipyliau va į šitą purtyklę, einu į mašiną, važiuoju ir už 20 minučių aš tiesiog va susipurtau. Ten yra tokia plieninė spiruoklė, labai gerai irgi supurto, suplaka tą kokteilį ir jisai, oi, kvepia super. Tai ką, tam kartui tiek, laikykitės visų jūsų mitybos konsultantų rekomendacijų ir tik tai 10 dienų laikantis va tokių pusryčių žmonės tikrai skraido kaip ant šluotos, kaip raketos, pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnelių ir kadagi pradėti gyventi sveikai, o būtent atsikėlus ryte iš lovos. Taigi, pasidarom mankštą, papusryčiaujam ir geros visiems dienos. Ate.